esu iš Vilniaus dailės akademijos, šiaip archeologas, kasinėjau jau labai seniai, bet medžiaga, kurią man pavyko rasti, tokia įdomi ir visiems kėlė susidomėjimą ir todėl aš ją toliau tyrinėju. Ar dar Tamsta norėsi kokį žodį pasakyti? Nieko, jau matau, kad jau prasidėjo. Tai žodžiu, ir todėl šitą medžiagą leidžia mums šiandien nusikelti į labai senus laikus, kada iš tikrųjų pavyko atrasti ne tik daugybę gyvenviečių, konkrečiai daugiausia prie Biržulio, Lūksto ežero, Žemaitijoje, šiek tiek Šarneliai, Mačernio gimtiniai. Ir svarbiausia, kad ten be tų daugybės gyvenviečių pavyko atrasti akmens amžiaus kapus. Pirmą kartą taip Lietuvoje 2 kapinynus. Ir nuo to laiko, žodžiu, 85 metais mes publikavom, čia tokias jungtinės pajėgos mūsų buvo, antropologai ir odontologai ir, žodžiu, paleopatologai ir paleogeografai. Tokį nedidelį straipsnelį apie ten 40 puslapių, tiek tada galėjom pasakyti apie tos kapus. Bet praėjo daugiau laiko ir juos betyrinėjant per 40 jau čia ar kažkiek tai metų, jau net nenoriu skaičiuoti, tai tų publikacijų vis daugėjo, vis naujos pajėgos įsitraukė ir tie kapai pradėjo labai daug pasakoti apie. Tai dėl to, kad, metodika archeologijoje visą laiką tobulėja ir vis didesnės smulkmenos, žodžiu, pradeda kalbėti. Smulkmenos, į kurias net kasinėdami ir po to dar ilgą laiką nebuvom atkreipę netgi dėmesio. O dabar dėl tos metodikos tyrinėjimų tobulėjimo, tai informacijos kasmet vis daugėja ir jau Biržulio 3 tomas yra maketuojamas ir 4 pusiau parašytas. Taip kad tų publikacijų iš to vieno ežero apyežerio yra tikrai labai daug. Ir šiek tiek ta seniausia medžiaga leidžia mums kalbėti ir apie etnogenezę, nes tautų kilmė visada, arba senųjų kultūrų kilmė visada domino visus, kaip žinot, ir mūsų Palemono legendos, ir kitos visos tautos turi savo kilmės teorijas. Ir į tos teorijos vienais istoriniais laikotarpiais jos labai suaktualėja, kitais yra mažiau įdomios, kai pasidarėm laisvi, etnogenezė šiek tiek nutolo. Kai buvom sovietiniai sistemoje, tai mes su latviais, aišku, visas tas konferencijas baltų etnogenezės darydavom, vyresnioji karta organizavo ir tai buvo labai aktualu. Bet nepaisant to, kartas nuo karto, atsirandant vis naujų tyrimo duomenų, šitie dalykai vis aktualizuojasi ir pradėjo tas problemas nagrinėti, čia visi puikiai žinom lyginamoji kalbotyra, o paskui, kadangi taip pat seniausias mokslas, o paskui archeologija įsiliejo XIX amžiui, kada formuojasi kaip mokslas, ir antropologija ir archeologija leido daugiau mokslų įdarbinti, pradėjo formuotis ir antropologija dėl to, kad, čia kalbu apie fizinę antropologiją, dėl to, kad atsirado medžiagos. Tiesiog archeologai iškasė kaulų žmonių ir atsirado apie ką kalbėti, ką matuoti ir apie ką svarstyti, ką duoda kiekvienas mokslas. Nuo 20-21 amžiaus riboj, visiškai neseniai, į šitų problemų sprendimą įsijungė ir populiacinė genetika arba paleogenetika. Ir šita paleogenetika dabar tiesiog tiek populiarėja ir mes labai džiaugiamės, kad ir mūsų medžiaga Europoje pati pirmoji iš pačio seniausio laikotarpio, ką mums pavyko iškasti, iš karto pateko į pirmąją pačią publikaciją. Bet visi tie mokslai turi savo galimybių ribas ir mes turim jas žinoti, tai aš čia dar šiek tiek primenu, kas ta lyginamojoje kalbotyroj,
Kada susidomėtas, čia 18 amžiuje, kai anglai, aišku, nukariauja Indiją, pastebėjo, kad indoeuropiečių kalbos ir senosios Europos kalbos yra panašios su sanskritu ir taip toliau. Paskui formuojasi į mokslą, tai Francas Bopas, kuris apie indoeuropiečius pirmą kartą ir kalbų giminystę pradėjo rašyti, Brugmanas vokietis, kuris pirmasis lygino daug kalbų ir parašė daugiatomę studiją indoeuropiečių kalbų lyginamojo mokslo pamatai, Šleicheris Augustas, kuris bandė atkurti indoeuropiečių prokalbę, o baltistikos žymiausi kalbininkai tai baltų kalbų, tai būtų Enzelinas Latvis, vokietis, kuris dirbo mūsų kaiminystėje, Rytprūsiuose Adalbertas Betzenbergeris, lingvistas ir archeologas, jisai taip pat kasinėjo, ką tik ten Berlyne buvo jam skirta konferencija jubiliejinė. Lietuvis pirmasis Kazimieras Būga įsijungė ir mūsų rimčiausi korifėjai buvo Mažiulis ir Zinkevičius, kurie daugiausiai O archeologai, kaip sakiau, nuo XIX amžiaus, kai archeologija formuojasi kaip mokslas ir Kristianas Tomsonas 1836 metais sukuria tą 3 amžių tą periodų sistemą ir visą medžiagą pradeda Danijos muziejuose, o paskui pas mus pirmasis Eustachijus Tiškevičius ir Konstantinas Tiškevičius buvo mūsų archeologijos mokslo pradininkai, kurie ir įkūrė Vilniaus laikiną archeologinę komisiją, Senienų muziejų ir išleido pirmasias archeologinės knygas ten, žodžiu, akies žvilgsnis į mūsų praeitį ir taip toliau. Ir archeologai kaip mokslas iš esmės susiformavo jau 20 amžiuje ir archeologijos mokslo pradininkų, kaip mes beveik suprantam jau šiuolaikinę archeologiją, yra Jonas Puzinas, kuris pirmasis Vokietijoje baigė studijas archeologijos ir turėjo tokias 3 įžymes damas savo mokinės. Tai buvo klasiokės ir suolo draugės Marija Jablonskytė ir Rimantienė, kurios kartu studijavo ir mokėsi ir mokykloje, ir studijavo universitete. Ir Regina Volkaitė Kulikauskienė. Tai šitos 3 damos ir davė pagrindus ir jos daugiausiai ir tyrinėjo ir į tą problematiką, žodžiu, tautų kilmės arba etnogenezės problematika, nes šiaip čia Lietuvoje pirmoji, kuri išsikovojo tokias galimybės išleisti ir organizuoti konferencijas, buvo Regina Volkaitė Kulikauskienė, kadangi jinai turėjo tam tikrus tokius įgaliojimus kaip akademikė ir jinai yra, sakyčiau, kaip archeologė daugiausiai paskui su lingvistais ir pradėjusi tas studijas. Ir dabar kiekvienas, kaip sakiau, mokslas savo galimybės. Tai archeologija, kai pradėjo iškasti tos kaulus ir iki manęs pradėjo daug kas iškasti, bet tos senosius man pavyko iškasti, tai ta davė medžiagą antropologijai ir paleogenetikai, nes be tos archeologinės medžiagos tiesiog nebuvo, kaip sakiau, ką matuoti ir ką galvoti. O lyginamai kalbotyrai, tai taip pat labai svarbus tas archeologijos dalyvavimas, nes tokį chronologinį stuburą. Dėl to, kad archeologija turi labai daug įvairiausių tų datavimo metodų, ir C14, kaip žinote, ir dendrochronologija, ir dabar dar daugybė kitokių visokių. Tai tas chronologinis stuburas buvo labai svarbus ir manau, kad tas chronologinis ypač stuburas leido mums daugiau ką iš tikrųjų pasakyti. Tai antropologija dar trumpai, tai yra kaukolių metmenys ir sovietmečių ir po to, reiškia, buvo labai matuojamos kaukolės ir iki to laiko buvo pagal kaukolės labai daug kas daroma ir sakoma, koks čia antropologinis tipas ir taip toliau. Paskui tai tapo šiek tiek nemadinga, net, žodžiu, vokiečiai čia dar labai pagadino su visom arijų teorijom. Bet iš kitos pusės paskui medicinos fakultetas pradėjo rinkti ne tik kaukolės, profesorius čia Gintautas Česnys nusipelnė daug, bet pradėjo rinkti
per archeologinės ekspedicijas ir ragino visus rinkti ir ilguosius kaulus, nes irgi tada galėjo žmonių svorį, kūno sudėjimą ir daugybę kitokių dalykų, ligas ir taip toliau, ir taip pat daug duomenų ir etnogenezijai kartu. Ir Lietuvoje tas pradininkas buvo Jonas Basanavičius, pirmasis, kuris pradėjo rinkti kaukolės ir atlikti tam tikrus matavimus. Žodžiu, apie tą jo veiklą kažkaip yra mažiau žinoma, bet nepaisant to, čia jo nuopelnai irgi yra neabejotini, o jau tokiu daugiau mokslinių pagrindų, tai profesorius Jurgis Žilinskas Kauno universitete. Jisai pradėjo rinkti vykstant rankiniai melioracijai. Prieškarinė melioracija buvo rankinė ir, pavyzdžiui, platinant, gilinant upių vagas, pradėta surasti tas senasias kaukolės. Ir kaip tik tai toj vietoj prie to paties ežero, apie kurį teko daugiausia dirbti prie Biržulio ežero, ten, kur išteka Virvytės upės, ten buvo surastos tos pirmosios kaukolės iš Žemaitijos, atlikti matavimai, ten jam asistentas Masalskis padėjo ir buvo ta medžiaga paskelbta. Išėjo tokia kukli knygutė, akmens amžiaus periodo žmogus Žemaitijoje ir Suvalkijoje, ir Jojo Ainė, ir taip toliau. Tai, žodžiu, tokių porą knygelių išleido ir, kas svarbiausia, kad paskelbė tų kaukolių matavimus. Dėl to, kad visa medžiaga per karą žuvo ir vėl mes netekom tos medžiagos iš akmens amžiaus. Todėl tas pirmas paskelbimas mums buvo labai svarbus. Na ir paskui, kaip sakiau, tas žmogus, profesorius Gintautas Šesnys, kuris rinko tą medžiagą, įsiliejo į antropologinius tyrimus, paragintas archeologų Vytauto Urbonavičiaus, kurie ir, žodžiu, pirmosios kaukolės pateko tada į medicinos fakultetą, rinkiniai yra labai dideli, medicinos fakulteto atstovų čia matau irgi, kurie žino, kad sandėliuojama yra labai daug ir tos pirmosios kaukolių dėžutės ten tilpo į kambarį, dabar ten net neįsivaizduoju, kiek jų ten yra, bet duoda iš tikrųjų labai daug medžiagos. Ir profesorė Irena Balčiūnienė odontologė įsijungė ir Rimantas Jankauskas, paleopatologas, kuris apie įvairiausias ligas daug kalbėjo. Na ir sakau, paskutinis tas mokslas, apie kurį dar kalbėtumėm, tai būtų genetika. Tai 20-21 amžiaus riba atsiranda, kada ištraukiama yra iš senųjų kaulų, iš akmens amžiaus, pavyzdžiui, kaulų, ištraukiama yra DNR ir nustatomos haplogrupės. Tai, žodžiu, viskas čia yra neseniai. Ir pirmą kartą mūsų medžiaga, ir ne tik mūsų medžiaga, žodžiu, buvo Europoje pradėta tyrinėti ir paskelbta 2009 metais. Ir šitie tyrinėjimai, žodžiu, leido panaudoti tą medžiagą, kuri buvo žinoma iš Spigino ir Donkalnio, Biržulio ežero salų kapinynų. Čia daugiausiai, žodžiu, Rimantas Jankauskas pasidarbavo, kad ta medžiaga pakliūtų į pirmąjį ešeloną. Ten buvo ar iš 17 Europos vietovių. Daug nebuvo galima tais laikais padaryti ir surinkti, bet, žodžiu, žinomiausius paminklus paėmė žinomiausių paminklų medžiagą ir ištraukė DNR ir pradėjo nustatinėti haplogrupės. Ir į tą pirmąjį nustatinėjimą, kuris šiaip dar ne tik, kad nelengvas organizuoti ir specialistam buvo tą padaryti, bet tai dar buvo tais laikais labai brangu. Ir daugiausia, aišku, čia yra nusipelnęs Makso Planko institutas ir ten daugiausia dabar koncentruojasi tie tyrimai. Institutas yra Vokietijoje, bet įsijungia įvairiausių pasaulio valstybių, tame tarpe šiek tiek ir mūsų tyrinėtojai. Ir tada pradėjo, žodžiu, staiga genetika įnešė tokį naują kvėpavimą. Kaip žinote, mūsų gentainės Marijos Gimbutienės teorijos labai dažnai būdavo kritikuojamos. Ten jos ta paskelbta kurganų teorija arba indoeuropiečių kilmės ir, žodžiu,
indoeuropizacijos ta teorija buvo kritikuojama ne kartą ir vyrų, kartais 8 autoriai rašydavo, žodžiu, kaip viena bitė pjauna, man toks vaizdas būdavo, nes Gimbutienė buvo pakankamai kieta, tai kolektyviai bandydavo įkipti. Tai va tos visokios publikacijos, bet dabar po paleogenetikos tyrimų paaiškėjo, kad iš esmės ten, kur Gimbutienė kalbėjo, kur galėjo būti protėvinė ir kad buvo judėjimas susijęs, žodžiu, indoeuropizacijos procesas su žmonių judėjimu, ko tos teorijos skiriasi nuo Colin Renfrew ar kitų, tai, žodžiu, tos teorijos yra pasitvirtinę ir, žodžiu, jos yra dabar vėl tokios labai madingos ir tokie įgyjo visiškai antrą kvėpavimą ir visą laiką dabar pažymi, kaip čia Marija Gimbutienė pasirodo buvo teisi. Nu, o paskui po pirmoji publikacijai vadovavo ten ir Bramanti toksai, žodžiu, tyrinėtojas. Ir dar buvo 15 autorių, dabar jau 15 metais toksai Wolfgang Hakas yra autorius, kuris dar labiau, žodžiu, pritraukė daugybę, net 39 autorius, tos publikacijos visos yra, nu, tas autorių kolektyvas visada, reiškia, yra be galo didelis. Dėl to, kad, na, tas kas pateikia medžiagą, kad surinkti tą medžiagą iš visų šalių, tada yra visokios problemos, vieni duoda, kiti neduoda. Tai žodžiu, kad tą medžiagą surinkti naudoja daugybę šitų autorių ir jie yra įtraukiami į publikacijos autorius. Na, dabar yra tokia Alicija Mitnik ir... Kas čia dabar? Tai dabar mes pereinam prie sekančių skaidrių. Tai jau konkrečiai nebekalbėsim apie tokius teorinius dalykus, kurie sako, kaip ten kas ir ką daro, bet truputėlį perėsim prie konkretesnės medžiagos ir ta konkretesnė medžiaga yra iš mano tyrinėjimų konkrečiai ir apie savo tyrinėjimų medžiagą aš daugiausiai ir kalbėsiu. Žodžiu, tai čia yra toks išleistas, vokiečiai mėgsta gerus atlasus leisti. Tai aš vieną iš tokių paskutinių atlasų pasiėmiau ir pasižiūrėjau, kad labai maloniai nustebino, kad čia tokiam Europos atlase yra pažymėtos tik tai kelios vietovės. Ir jeigu jūs pažiūrėsite apačioje, yra Spiginas ir Donkalnis. Tai žodžiu, mes patenkame į pirmasias vietovės, mes pradedam tos Europos atlasus, bent pagal vokiečius, su savo 2 vietovardžiais. Ir aišku, man buvo be galo malonu pamačius, ko prasideda, žodžiu, Europos atlasai. Tai tie kapinynai visuotinai yra pripažinti. Kaip sakiau, yra DNR jų atlikta, ištrauktos haplogrupės ir taip toliau. Ir todėl, iš tikrųjų, jeigu įvesite kas nors Spiginas ar Donkalnis, žodžiu, galite stebėti Google ar kur nors, kiek iškrenta dabar tų tyrinėjimų ir tie kapinynai visą laiką jie yra mokslo apyvartoj. Net sunku jau kartais susekti, kur ir kas ir kaip ir dėl ko ir taip toliau, bet visą laiką jie yra naudojami irgi lyginimui kaip tie, kaip sakiau, pirmieji 17 paskelbti iš Europos. O šiaip tai čia yra Biržulio ežerynas, Biržulis Lūkstas ten išteka Virvytė. Ir čia tais raudonais taškais yra sužymėtos tos akmens amžiaus gyvenvietės. Ir taip pat 3 vietos yra laidojimo vietos, kurias pavyko mums aptikti. Tai yra tie kapinynai viršui Donkalnis, apačioj Spiginas ir šone yra ta Rešketa, ta vieta, kur ta kaukolė, apie kurią ten yra rašęs knygutę Žilinskas. Ir čia yra tam tikra rekonstrukcija, kaip atrodė ta vietovė ir tas ežeras
bendras dar buvęs, ten toliau jis susijungia su Lūkstų mezolito laikotarpį ir toks iš tikrųjų buvęs didelis ežerynas ir va prie to ežeryno yra surastos tos 3 laidomo vietos iš akmens amžiaus. O čia pirmą kartą, žodžiu, apie tos paminklus prie Biržulio buvo žinoma 1892 metais. Ten, žodžiu, apie pačius paminklus gyvenvietės nebuvo žinoma, bet rasta akmeninių kirvukų, kaip visada. Jie pažymėti pirmiausia į atlasus patenka, paskui patenka į muziejus. Nu, o čia yra Eduardas Volteris, kuris 30 metais, kai gilinama yra Virvytės Rešketos vaga, jis yra iškviečiamas, nes atsiranda ta antropologinė medžiaga ir ne tik antropologinė medžiaga. Ir tada jisai pasikviečiamas, kad, na, ką čia reikia dabar daryti, nes jis buvo archeologinės komisijos narys, valstybės archeologinė komisija. Ir tais laikais valstybės archeologinė komisija labai mokėjo bendradarbiauti su tais, kurie vykdė tas melioracijas. Rankinė Virvytės upės ir Rešketos melioracija, nuleidžiamas pirmą kartą šiek tiek Biržulio ežeras ir kultūrtechnikam yra tiesiog pamokama šiek tiek ir kultūrtechnikai braižo planus, medžiagą pristato į muziejus ir taip šitie planai, kuriuos suradau palyginus visiškai neseniai, prieš maždaug 15 metų, tai jau seniai buvau viską, žodžiu, baigęs ten tos kasinėjimus, bet Telšių muziejuje atsirado. Nu, žinot, kaip muziejuose būdavo, kad, nu, slepia tokią smetoninę medžiagą, ne tik vėliavas, bet, ar organizacijų, bet slėpdavo net tam tikrus planus. Ir Laimutė Valatkienė, archeologė, surado užkištus, žodžiu, pastogiai ir perdavė man tos planus, žodžiu, nusikopijuoti. Ir va ten tų kultūrtechnikų viskas labai detaliai sužymėta. Kur kaukolė, kokiam gylį buvo rasta, kur rasta paaukoti ten kokie akmens amžiaus, ne akmens, žalvario amžiaus žmonių paaukoti dirbiniai pirmieji. Tai vat paaiškėjo, kad pavyzdžiui, žalvario amžiui buvo aukojimų vieta, kur konkrečiai ne pačius išraiškingiausius dirbinius paaukojo. Na ir taip toliau. Ir tie visi planai irgi padėjo labai daug išaiškinti. Dėl to, kad mes, kai jau pradėjom kasinėti toj vietoje, kur upės suteka, kur buvo rasti tie kaulai, jau buvo praėjusi ta sovietinė melioracija su staliniečiais ir su baisiausiais traktoriais, ekskavatoriais ir jau nieko nebebuvo galima rasti, viskas buvo išmaišyta, kultūrinių sluoksnių nebelikę. O šitie planai dar, inicijuoti Volterio, dar kartą paprašyta tų kultūrtechnikų, kad jie viską konkrečiai darytų, pieštų planus, darytų skerspjūvius ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų labai daug atnešė mokslui. Dabar, jeigu pasižiūrėsime iš Biržulio, taip tas Biržulis vargšas irgi pradėjo jo 30-ais jį po truputį nuleidinėti, bet 56 metais galutinai pribaigė. Ir va šitas yra pietinis Biržulis, jūs matot, viskas yra užžėlę, dumblynas ir vandenėlis tik tai kai kur akutės spingsi, ten kur prateka upė, kas likę yra iš pietinio to Biržulio dalies. Tai, žodžiu, ta visa melioracija, jinai nieko nedavė praktiškai, dėl to, kad buvo paaiškėjo 8 metrai dumblo ir tas planas, kad Biržulio dugne rūgius sėsim, kai buvo staliniečiai užsibrėžę, pasibaigė tokia gerokai ir kartais ir dvokiančia tokia bala su tuo Biržuliu, žinai. Jisai atgyja tik tai pavasarį arba po galingų lietų kokiu nors ir taip toliau. Bet ta melioracija mums šiek tiek padėjo galbūt atstatyti lengviau tos krantus, paleogeografiniai tyrinėjimai Rimvydo Kunsko ir mes su komanda 78 metais dar Nacionalinis Lietuvos muziejus pradėjo tos tyrinėjimus. Ir va čia matote rodiklę, tai ten radom antrąjį, taip vadinkim, kapinyną Spigino. Spiginas yra sala, kaip ir Donkalnis, tie kapinynai buvo įrengiami akmens amžiuje salose. Salos, žodžiu, buvo už vandenų, nuo pakrantės ten, kur gyveno mirusiųjų pasaulį, skyrė tada vandens juostą.
Ir tose salose buvo tie rasti pirmieji palaidojimai. Tai Spiginas ir antroji sala, ir čia vat yra kaip tik tai, dar kad geriau įsivaizduotumėt, ten antroji rodiklė. Yra pirma rodiklė ir antra. Pirma, čia yra rodo, kur gyveno, gyvenvietė to laiko mezolitinė, o antroji rodiklė kaip tik tai rodo saloje kalba, būtent salos kalba. Ta sala visa apaugusi mišku, čia intensyviai tokia tamsiau žalia yra, tai čia va šitoj tokioj gana siauroj ir ilgoj kalboj. Čia buvo surasti tie kapai, o ten buvo ta gyvenvietė. Čia yra fotonuotraukos su jums visiems turbūt irgi žinomu gerai Klaudijum Driskim, kuris neišsigando, kaip mano žmona bijojo į atvirą lėktuvą atidarytom durim fotografuoti, tai Klaudijus nebijojo ir mes padarėm pirmasias tas nuotraukas, žodžiu, iš oro ir jose dar užfiksuota tas 90-ųjų metų vaizdas, kaip atrodė tas kapinynas. Ir čia yra vakas likę iš to pietinio Biržulio ir dar kartą sala ir kalva saloje. Na o čia yra patekimas dabar po melioracijos, tai praktiškai mes einame į salą ežero dugnu. Galim nueiti iš tos vietos, kur jie gyveno, į salą, kur buvo mirusiųjų pasaulis, tai mes nueidavom, žodžiu, tokiom kartelėm beržo, tiesiog Varnių regioninis parkas yra išklojęs ir vasarą, kai yra, žodžiu, žolė žaliuoja, sausa jeigu yra, tai galima į ją nueiti ir nesušlapus kojų. Bet visais kitais laikotarpiais arba iš viso negalima nueiti, arba jau reikia bristi. Tai tas irgi labai išgelbėjo, nes tie akmens amžiaus kapai visi labai negiliai laidojo. Tai jeigu būtų nors kartą su plūgu pravažiavę, nieko nebūtų likę, bet abiejose salose niekas su plūgais nevažinėjo. Ačiū Dievui ir todėl dabar mes nukeliavę ten galime pamatyti tuos praktiškai beveik nepaliestus, nu ką mes archeologai ir vienoj saloj buvo žvirduobė įtaisyta. Čia toks profesorius Larsas Larsonas. Žodžiu, susidomėjimas yra Europoje ir pasaulyje didžiulis tais kapais ir atvažiuoja žmonės ir tyrinėtojai, ta tyrinėtojų komanda visą laiką plečiasi, o čia yra ta su balta rodiklė antroji kalvelė, tas Donkalnis, kalnas vandenyje, prie dabar jau numelioruotos Drujos upės, kuri irgi, žodžiu, čia tie pavadinimai visi filologai gali įsivaizduoti, Druja yra tekėti ir taip toliau, ir Dan yra vanduo, ir kalnas vandenį, ir taip toliau. Spiginas vėlgi nieko bendro su spiginti neturi čia. Kartais mane Bonifacas, šiek tiek, kad nenuklypčiau, visai į lankas pakonsultuodavau. Tai va, na ir vienoj tokioj kalboj to Donkalnio mes radom tą Žynio kapą vadinamai. Jau dabar ten yra rasta 14 kapų Donkalnį iš viso, nes dar suradom žvirduobėj, paskui dar pakalbėsim apie tai. Na ir visai negiliai, 25 kokie centimetrai, 30 nuo žemės paviršiaus, tik tai nuimi dirvožemio sluoksnį ir atsidengia staiga tokia raudona ochra, tiesiog pripilti tie kapai ir vienam gale galva. Galva apdėta žvėrių dantimis. Ir paskui jau tenka nuimti tą velėną toliau, šalia to Žynio atsiranda moteris ir mes, aišku, jau galvojom čia, žodžiu, prikūrėm teorijų įvairiausių. Ta moteris, jai beveik raudonos ochros neįpilta, o vyrui galvos ir krūtinės srity labai daug. Paskui moteriai neįdėta jokių įkapių, o vyrui net 50 su virš ten dantų. Ir čia jau yra baigus kasinėjimus, jie čia jau taip guli, vyras buvo šiek tiek palaidotas pusiau sėda, šiek tiek. Nes tais laikais ir sėdimų kapų, ir stovimų buvo mezolitą, kaip tik tai, kai pradėjo laidoti, tie papročiai Europoje labai įvairavo. Tai, žodžiu, čia yra ta kasinėjimų pradžia ant Donkalnio. Na ir čia yra antras ir trečias kapai, kurie yra, ypač antrasis, pats įdomiausias tas Žynio kapas. Čia yra tie žvėrių dantis rasti ant jo galvos. Jie, matyt, buvo
savo laiku prisiūti prie kepurės. Na ir Vytautas Urbanavičius, tada buvo toks vadinamas Gerasimovo metodas, jis buvo mokęsis Maskvoje, jisai rekonstravo pagal kaukolės ten kaulus, kaip galėjo atrodyti tas žynys. Tik tai mums atrodė tada koks 24, sako, 5 metai. Tai tada galvojom, žynys, 24-5 metai, toks jaunas, kaip čia gali būti, bet vidutinis amžius tada toks buvo. Jis buvo tiesiog vidutinio amžiaus. O čia iš tikrųjų tas papuošimas, jos visas tas galvos buvo simetrija, žodžiu, dantis ant galvos, ant akiduobių po vieną, po 2 dantis į ausis įkišta, nosies. Dabar į nosies kaulus mes radom, aišku, o tada iš nervės, aiškiai, labai giliai buvo sugrūsta, net kai reikėjo taip truktelėti, kad mes jos galėtumėm išimti. Na ir ta žynio kaukolė ir paskui ta rekonstrukcija. Paskui čia prasidėjo, aišku, įvairiausi tyrimai, pradedant nuo tų žvėrių dantų ir baigiant pačią kaukolę išmatavimai ir daugybė kitų dalykų. Čia dar jau nevykusi skaidrė, ne visai pavykusi, nedemonstruočiau, bet kadangi tai yra in situ, tokia man palikusi, tai va čia dar matosi jau šitą kaukolę šiek tiek suskilusi buvo, o iš nosies va kyšo dantis ir suspausti tarp burnoj. Ir čia dar yra, kaip atrodė simbolinis židinys. Kas čia darosi? Ok, vis tada. Galėtų čia greičiausiai. Tai va, simbolinis židinys, taip pat buvo suskaldytų akmenų, pripiltas raudona ochra, rastas tame kape. Čia va, prie žynio, arčiau galvos. Daugiau kapų buvo, mes jiem davėm visiems kapam kokius nors sutartinius pavadinimus, tai čia senojo medžiotojo kapas numeris 4, mes jį taip pavadinom, dėl to, kad jisai vienintelis iš tikrųjų buvo maždaug 55-60 metų. Ir irgi pripilta raudonos ochros, jam daugiausiai kapų sudėta dantų, 83 net. Ir kartu, jeigu pasižiūrėsit, kažkas negerai yra su jo galva ar ne, kaukolė kitaip ir lyg tai būtų perskelta per pusę, o čia prie kojų trūksta irgi tam tikrų kaulų, tai atrodo, kad padikaulių. Tai čia vėlgi pagal analogijas, pagal literatūrą, žodžiu, yra žinoma, kad žmonės negalėtų kenkti, buvo tokie papročiai, dažnai arba tada uždėdavo akmenis ant kojų, arba tiesiog išmušdavo padikaulius, kad negalėtų eiti, galbūt grįžti į bendruomenę ir kenkti ir taip toliau. Tai čia jam trūksta kai kurių padikaulių. Ir kaukolė irgi iš tikrųjų ne visai savo vietoje ir ne visai anatominė tvarka. Dar mes iš pradžių galvojom, gal čia kokie gyvuliai su kokia kanopa ar ką ten pajudino, bet atrodo, kad čia natūraliai taip viskas buvo, nes tiesiog tais laikais tokių kapų yra po Europą ir daugiau. Na, čia dar yra tokie, jeigu pasižiūrėsime, vėrinių liekanos, arba čia yra irgi dantis prie kaukolės, žodžiu, žvėrių ir taip toliau, tai tos visokios detalės jos geriau matosi nuotraukų fragmentuose. Ir dar kas yra įdomiau, kad matote, yra kaukolės viršugalvis ir ant viršugalvio yra toks ant maždaug 10 cm tokia grublėta lyg kaukolė, kažkokie pėdsakai. Žodžiu, čia yra irgi pagal analogiją su Amerikos indėnais ir su kitokiais tyrimais, tai jeigu nuimdavo skalpą, žodžiu, odą su plaukais, tai nebūtinai žmogus mirdavo. Ir jeigu jis nemirdavo, tai aišku, kad būdavo didžiulė žaizda, jis supuliuodavo ir todėl likdavo tie tokie matomi aiškiai ženklai toje kaukolėje. Čia atrodo buvo irgi tas skalpavimo paprotys. Na ir paskui yra ir vaikų kapų.
ir taip pat yra vienas, na, negalima sakyti, kad kapelis, bet prie motinos rasti maži kauleliai, turbūt negimusio vaiko arba tik gimusio vaiko, tokie visai maži. Na ir čia toliau yra Spiginotas 4 kapas. Matote, visuose kapuose pagrindinės įkapės vis dėlto yra žvėrių dantis, ochra raudona, kuri šiek tiek galbūt padėjo konservuoti šitos visus kaulus. Ir čia dar yra tokie palyginimai šiek tiek tokių įdomesnių kapų Europoje. Jūs jau matėt tame žemėlapį Vokiečių atlase, kad Biržulį, matėt Elnių salos kapinyną Onegos ežere, tai čia va tas vidurinis, kai irgi čia ant akių dedami žvėrių dantis, bet tik tiesiog daugiau ir atrodo prie viršugalvio irgi taip pat buvo prisivami, greičiausiai prie kepurės. Ir toks visai įdomus yra kapas iš 4 tūkstantmečio iš Zvejnieko kapinyno, kur mirusiajam greičiausiai po tam tikro laiko, kai jis buvo palaidotas, į akis buvo įdėti, čia ne taip ryškiai matosi, bet matosi, į akidobės, moliniai blynai tokie. Tiesiog molinis blynas ir į tą blyną molinį buvo įspausti tie gintariniai skridiniai. Gintariniai skridiniai, va, su skylutėm pakabinimui, tai tik tai jie buvo neornamentuoti, tie gintariniai skridiniai. Tai va čia gintariniai skridiniai. Na irgi tokios įdomesnės laidojimo apeigos per Latviją ir Onegos ežerą, tai tokie retesni kapai. Ir dar čia vėlgi tas gyvenimas nebuvo lengvas, tai buvo tos vadinamos Hariso augimo sustojimo linijos. Jūs matote, čia prie apatinių sąnarinių kaulų labai ryškiai matosi rentgeno 3 ar 5 linijos yra. Tai vidutiniškai išmatavus visų ilguosius kaulus, kuriuos mums pavyko gerai išimti ir išsaugoti, tai paaiškėjo, kad vidutiniškai, kol žmogus užaugdavo, tai 3-5 badavimo periodus vaikystėje patirdavo. Ir badavimo periodais vaikui sustoja augti kaulai. Gauna maisto, jie auga toliau. Bet išlieka tos kaulų augimo sustojimo linijos. Hariso vadinasi pagal mokslininką, kuris pirmas visą tai išaiškino. Ir vat, nu jau čia mes pačioj pradžioj nustatėm tos dalykus, jau labai greitai. Nu, gyventojai, tas antropologinis tipas arba fenotipas, kartais jie įvardina, jau buvo matyti, kad gerokai skiriasi nuo tų dabartinių gyventojų. Ir moterų ūgis buvo 1,58 m, 1,60 m, vyrų 67,68 m ir vidutinė gyvenimo trukmė apie 35 metus, apie 25 metai ir nustatė jau 85 metais irgi Česnys su Jankausku. Dar vienas toks retesnis dalykas yra, kad be to, kad čia buvo gyvenvietė nedidelė tokia ant to kalno, be to, kad buvo kapai, kad buvo didysis aukų židinys, dar buvo tokie šermenų arba, kaip žemaičiai sako, atminų, žodžiu, vietos. Tai tokios atminų vietos, kaip matot, pjūvį, čia buvo karjero kraštas ir mes, kai darėm to karjero taip pjūvį ištisai, nes mes nutarėm visą tą karjerą labai gerai ištirti. Ir radom šitas raudonos ochros duobes. Tai tos raudonos ochros duobės, matyt, siejasi su šermenim, nes ten kažkokie lydekų, žandikauliai, kažkokie kauliukai ir taip toliau. Ir aišku, kad pripilta labai tirštai raudonos ochros. Ir tos raudonos ochros ten tikrai buvo labai daug. Na ir ten įmestas briedžio dantis, pagal tą mes ir datavom. Nu, pagaliau pati ochra irgi leidžia gana tiksliai datuoti tuos kapus ir tas dėmes. Na ir dar vienas įkapių rūšis, tai tie titnaginiai strėlių antgaliai ir peiliai. Na ir čia datos yra. Jeigu jūs pažiūrėsite tą datų lentelę, datų mes turime, čia yra labai nedidelė dalis, nes visą laiką bandom tikslinti, iš pradžių datų mums visiškai trūko ir mes buvom visai kitaip padatavę tos kapus. Nu, pasiklausėm tokių asų, kurie buvo tyrinėję Elnių salos kapinyną, Gūriną, Leningradę, tokia buvo žymi, iš tikrųjų labai
mokslininkė, tai sako, greičiausiai čia tavo bus neolitas, žinai. Nu tai aš jau ir paklausiau, žinai. Toksai Heusleris Vokietijoje irgi buvo atvažiavęs, sakė, nu čia jau taip, čia koks 3 tūkstantmetis, bet prieš Kristų. Bet iš tikrųjų paaiškėjo, kad čia viskas dabar perdatavus ir atsiradus daugiau datų, žymiai anksčiau, ir jūs, jeigu pažiūrėsite, pačios seniausios datos Spigino kapas numeris 3 yra 6400 metų prieš Kristų, tai dar porą tūkstančių pridėt, tai galite įsivaizduoti, prieš kiek metų buvo palaidotas. Na ir patys šviežiausi kapai, tai yra Spigino antras kapas, kuris jau su kita visai kultūra, su tais senaisiais indoeuropiečiais. Mes dabar daugiausiai kalbam apie tos vadinamos, kaip mes galim sakyti, tos senuosius europiečius iki indoeuropiečių atėjimo. Ir čia yra tos datos, kaip jos išsidėsto chronologinė tvarka, žodžiu, tokios lentelės padarytos. Nu ir genetinių dabar tyrimų rezultatai, ką jie parodė, kad buvo ištrauktos iš 4 kapų tos haplogrupės pirmaisiais jau metais, kada tik pradėjo surinkti tos pavyzdžius iš Europos tų senųjų kapinynų, ir nustatyta, kad priklausė vienas kapas U4, vadinama haplogrupė, kitas U5B2, tai šitos haplogrupės paaiškėjo, kad praktiškai didžiojoje Europos daly tuo metu tarp medžiotojų žvejų kultūrų, ir dar buvo panašios haplogrupės ir prie Kretuono ežero surastos. Taip, moteriška linija. Čia yra baisių specialistų, aš tiesiog dabar bijau jau net ką nors, prašau, Vidai, daug labai klausimų neužduoti. Žodžiu, nes Vidmantas labai šituo dalyku domisi. Ir, tai va, ir dabar paaiškėjo, kad šitos haplogrupės, va, šitų 4 kapų yra, nu, bent jau, sakykime, mes taip labai apibendrintai susijusios su U raide. Ir dabar daugiausia tokių su U raide, žodžiu, U4 ar U5 ir taip toliau yra žinoma Skandinavijoje. Samiai lapiai turi daugiausiai, iki 40–50% šitų haplogrupių. Reiškia, tie mūsų senieji europiečiai, jie ko gero būtų buvę labai jau giminingi su tais dabartiniais net samiais lapiais. Tai jeigu norim pasižiūrėti, kaip jie atrodė, turbūt daugiau ten jie nuvažiavę galbūt pamatytumėm, nors čia ne visai dar aišku, kaip čia būtų. Taip, ir dabar tai, žodžiu, Jankauskas mano, žodžiu, tas mūsų profesorius dabartinis, kad atsiradė maždaug prieš 50 ar 40 tūkstančių metų šitos haplogrupės U, tai žodžiu, gana senos jos Europai. Ir tarp šiuolaikinių Lietuvos gyventojų, man Vidmantas čia skaičiavo, aš turėjau čia tokius duomenis, esu įrašęs, kai dariausi šitas skaidrės, kad nuo 1 iki 5%, bet atrodo, kad šiek tiek dabartiniuose Lietuvos gyventojuose yra daugiau, bet tai vis tiek yra labai mažai. Na, skiriasi, žodžiu, ne tik tas fenotipas, kad veidai, kad kaukolės yra gracilios, kad yra valagalviai, nemasyvūs dolichochranai ir taip toliau. Ir skiriasi tos dabartinių gyventojų raidės ten R1 o ten TU ir taip toliau yra mažiau žymiai. Tai atrodo, taip, antropologai apibendrina tas publikacijas, net vienas iš paskutinių tos Alisijos Mitnik yra, kur jau įtraukta ir Kyvut kalnas iš Latvijos, vėlesni kapinynai. Jie tiesiog galvoja, kad su šitom haplogrupėm ta įvairovė jo toliau vėlgi darosi didesnė. Nėra tik tai toks paprastas paveikslas, kad ten U4, U5, kaip iš pradžių atrodė, bet dabar randa ir tų kitokių grupių. Ir vat, jau atėjus indoeuropiečiam ir dar truputį vėliau, tai aišku, kad tos grupės tikrai gerokai skiriasi nuo to, žodžiu, nuo tų senųjų europiečių, kaip mes juos įvardinam, bet vis tiek, žodžiu, be jokios abejonės, kad skirtumai buvo,
bet yra tas paveikslas irgi sudėtingesnis. Ir tų grupių yra sudėtingesnių ir ne visai dar kol kas viskas yra išaiškinta ir tas paveikslas, matyt, genetikai toliau šitai progresuojant kaip dabar ir šitiek atsirandant publikacijų, mes vis turėsime vis daugiau įvairių dalykų. Na ir dabar archeologijai kaip ir visuose moksluose yra labai mados. Na, žodžiu, eina mados. Ir dabar labai yra madinga, čia angliškai būtų life story, žodžiu, gyvenimo istorija. Kiekvieno žmogaus atkurti tą gyvenimo istoriją. Nu, tai ten labai kai kas aišku, kiek jis ten badavo vaikystėje, kol užaugo, kiek jisai ten, kokie išmatavimai, kokio jis amžiaus sulaukė. Dabar labiausiai yra madoj tirti dantų apnašas. Tai čia visos lygos geriausiai yra dantų apnašos. Neikit, nevalykit nieko. Tai, žodžiu, viskas ten yra, ta masė informacijos yra ir taip toliau. Ir dar yra dabar toksai vienas dar madingas metodas, stroncio izotopų metodas, kuris irgi, žodžiu, kai Žemėje yra tam tikros medžiagos išsidėstę ir, žodžiu, gyventojai, kurie ten gyvena, jie įgauna tų tam tikrų stroncio izotopų ir nuo jų kiekio gali atsakyti daugmaž, kurioj vietoje jis galėjo gimti, kurioj vietoje ten jis gyveno ir kur yra miręs ir palaidotas. Čia dar vėlgi tas metodas, dabar jau čia labai visi, žodžiu, iš karto to metodų bando įrodinėti, kad čia labai lengvai, kas iš Karelijos, kas iš Suomijos ir taip toliau, bet mes nežinom praktiškai iš Lenkijos teritorijos iš vis to stroncio, jokių ten žemėlapių nėra, pas mus irgi tik atskiruose vietovėse, taip kad dar tos gyvenimo istorijos nėra visai tikros. Nu, bet pavyzdžiui, sakykime, kaip nustatė dabartiniai tyrinėtojai, kad Duonkalnio, sakykime, tas trečias kapas ir kad Duonkalnio žynys greičiausiai buvo kilęs iš Karelijos ar Suomijos ir jis čia atkeliavęs prie Duonkalnio, į Duonkalnį konkrečiai prie Biržulio ir jis čia miręs. O ta trečio kapo moteris šalia to žynio, kuri buvo palaidota, jos datavimas pirmiausia parodė C14, kad jinai palaidota prie jo žymiai vėliau. Tai viena, tada jinai atvykusi iš pajūrio, greičiausiai kažkur tarp Šventosios ir Sarnatės arba tarp Ventos ir Minijos iš to regiono pagal tos stroncio tyrimus ir jinai atkeliavo vėlgi. Ten buvo gimusi, paauglystėje maždaug tarp 12-20 metų atkeliavo prie Biržulio ir paskui prie Biržulio mirė ir buvo palaidota. Žodžiu, apie ją jau ir portretas atkurtas ir taip toliau, žodžiu, pilna gyvenimo istorija. Ten labai jau daug ką galima būtų pasakoti, bet čia vėlgi. Na ir dabar dar vėl yra tokie įvairūs kiti tyrimai, tie genetiniai tyrimai, kurie leidžia ten maždaug kartais šiek tiek mėgėjiški, čia tokia turbūt biški iš mėgėjų, ar ne, Vidmantai, tokia lentelė, ar ne? Rimta? Nu gerai, rimta lentelė. Tai va, ten ir plaukų spalvos, ir akių spalvos, ir taip toliau. Bet, žodžiu, ir kokios jau kultūros čia jau kaip ir viskas aišku. Ir, čia beveik toj vietoj galėčiau papasakoti, buvom nuvažiavę į Suvalkų muziejų ir ten Suvalkų toks archeologas irgi ten buvo suradęs kapus. Ir aš taip klausiau, kur tavo tos kapų publikacijos, man būtų labai įdomu ta medžiaga, žinai, palyginimam tiesiog čia visiškai kaiminystė. Sako, tu žinai, sako, aš kaip iškasiau ir nustatė, kad tie žmonės mano buvo jodukai. Tai ką aš sakė, Lenkijoje skelbsiu, kad mes iš negrų. Aš sakė, žinai, nieko, sakė, jokios publikacijos nepadariau, o paskui paaiškėjo, kad Anglijos teritorijoje prieš 10 000 metų, dabar kai anglai paskelbė, kad jie ten juodi visi buvo, tai jis jau matyt pradrasėjo, tai gal paruoš ką nors. Tai, žodžiu, kartais archeologai išsigąsta, ypač tokios valstybės kaiminės, kaip Lenkija, tokia su savo nuostatom stipriom. Tai na ir dar minėjau, kad apie tos senosius europiečius kalbant, kad buvo ta žvirdobė ir čia tokiais kryžiukais raudonais yra pažymėta. Tai mes turėjom ten tų kapų mažiau
O dar mes nutarėm perkasti visą žvirdobę. Nu ir mūsų tie vis tiek žemaičiai, katalikai šiaip ar taip, irgi kasė tą karjerą rankom ir su vežimais, ten netaip lengva buvo išvežti iš tos salos, su vežimais veždavo, nu ir kai rasdavo tą mirusįjį, tai jie paimdavo tuos kaulelius gražiai į vietą ir tiesiog iškasdavo dobelį ir visus sulaidavo. Ir kaip mes perkasėm visą karjerą, mes dar suradom 6 kapus. Nu, archeologijai tai kaip ir nieko. Sakykime, jokius laidomo papročius mes čia jau negalim kalbėti, bet antropologai buvo labai patenkinti dėl to, kad ir visi tie išmatavimai, nu, ir kas tik nori, po to, žodžiu, tie metodai, kuriuos pritaikius, labai daug ką galima. Jie yra visi datuoti ir tarp kitko įdomiausia, kad jie visi yra iš 5 tūkstantmečio prieš Kristų. Reiškia, šitoj kapinyno daly, kur jau yra sunaikinta, to, ačiū Dievui, tokio dar nedidelio rankinio, žodžiu, nedidelės rankinės žvirdobės įrengtos po karo, tai va, būtent dar pasipildė 6 mirusiaisiais ir visi mezolite. Na, čia dar tiesiog parodau iliustracijas tam tikras iš kapų, tų pagrindinių įkapių, ir dabar tyria čia, sakykime, na, kaip čia tie tyrimai įvairiausi vyksta. Tai vat Suomijoje yra tokia, žodžiu, archeologė, paleozoologė Kristina Manerma, Latvijoje Macanė, kurios dabar tyria tos dantis. Paskui čia toks Lenkas važinėjasi, krapšto tos mūsų irgi dantis ir taip toliau. Ir tie tyrimai vėlgi irgi parodo, kad tiesiog einama į tas smulkmenas, kada kurti tą life story, kaip sakant. Tada jie žiūri, trasiologai mūsų čia tyria irgi pagaminimo būdą, nešiojimo laiką ir taip toliau, iš kokio amžiaus žvėrių, kokios žvėrių rūšis. Anksčiau tik tai sakydom, žvėrių rūšis čia nustato koks nors universitete profesorius Mačionis tais laikais buvo toksai garsus. O dabar iš tikrųjų iš tų dantelių tų žvėrių atkuria ne tik kokias rūšis, bet ir kaip susiję su laidomo papročiais, kokiu metų laikotarpiu užmuša, kokio amžiaus tie daugiausia paaiškėjo 2 metų, toliau kaip tiem, pavyzdžiui, kokiem ten briedžiam tuos dantis išmuša, kad nesulaužo tų dantų ir taip toliau. Nu, žodžiu, įvairiausius tokius dalykus, skaičius, pavyzdžiui, vėlgi svarbus skaičiai, kokio amžiaus berniukam jau dedama į kapus, iki 1 metų iš viso nelaidojami, bet jau kai vėliau, jeigu berniukai va ten būsimi medžiotojai, tai jau ten pagal amžių deda atitinkamą skaičių, tas koks socialinis statusas, nu ir kaip galėjo būti įvairūs dekoratyviniai elementai. Mes ką tik įdavėm straipsnį, paaiškėjo, kruopščiai dar žiūrint, jau buvom radę kažkada, užmiršę net, nu, tai kai kurie dantis net ornamentuoti yra. Tai vat, Antiquity ką tik priėmė straipsnį mūsų. Na ir jis įsijungia čia ne tik mūsų Klaipėdos universitetas yra trasiologai, bet ir daugybė pasaulyje. Ir paaiškėjo po pirminio dar tyrimo, čia tik tai po pirminių tyrimų, kad daugiausiai buvo dedami briedžių dantis, paaiškėjo, kad praktiškai daugiausia mėgo mušti 2 metų žvėris. Ir paskui yra 2 taurai, 3 yra elniai, nu paskui kažkokie liktai galvijai, bet neaišku, čia nepavyko dar rūšių nustatyti, dabar viskas yra dar nustatinėjama, nu paskui kažkoks procentas šerno, bet jau mažiau, ten lokio, vilko dar mažiau ir taip toliau. Tai vis tiek pagrindiniai yra briedžiai, taurai ir elniai. Iš čia dabar. Gal čia kažkas mano pasidarė, nesuprantu. Prašau labai, trumpą pertraukėlę. Baltas lapas atėjo pas mus.
Čia balta viskas. Toliau balta viskas. Čia. Pažvėrių. Baltas lapas turi tam tikrą reikšmę. Balti lapai neįrašyti. Ne, viskas namuose buvo įrašyta. Čia neįsivaizduoju. Nieko aš nežinau. Gal kompiuterį pažiūrėti, pakeisti. Ne, čia nepadė. Čia nėra duomenų. Pas jūs sakėt, užlūžo kompas. Tai... Ne, čia aš turiu dar savo kompą, jeigu galim būti pakeisti. Taip. Prašau labai. Visada nuotykių būna. Pabandykim gerai. Jeigu galim per pertrauką, aš noriu dėl Donkalnio pasakyti. Gerai, kad paplito mokslo pasaulį tokia forma kuršiška, bet lingvistinio požiūrio, tai bendravaldžių forma turi būti Dankalnis. Taip kaip, kadangi kuršiai an vertė į on, tai yra kuršiškas vertimas, kaip kanda, konda ir taip toliau. Vadinasi, tą šaką dam jau iš karto atsiranda paralelių. Iranėnų kalbose vandens reikšmė yra. Vienas iš indoeuropiečių žodžių reiškia vandenį. Vadinasi, tai yra kalnas vandenyje išvertus į lietuvių kalbą. Buvo čia vienu metu net duonkalnis paplitęs, tai visai visiškai nesąmoningas. O tas kitas spiginis? Spiginas yra, rusų kalboje yra spiksna, prausimas, tai susijęs su prausimu. Vadinasi, matyt, tuos vėlionis prausdavo ir plukdydavo. Man reikėtų atgal, tai pavarom atgal. Tai čia suspiginti nieko bendro neturi. Taip. Dar atgal? Ne. Viršų. Dar į viršų. Viskas. Dabar žemyn. Dar žemyn. Aha, gerai, viskas. Ačiū. Viskas gerai. Aš čia eisiu toliau taip. Jo. Ai, čia va šitas, jeigu čia ta vietomis. Ačiū. Žodžiu, pertrauka buvo priverstinė, tai nuo pertraukos anekdotą tada papasakosiu. Vis tiek viskas yra, negali būti, tai nebūtų. Žodžiu, Basanavičius, kai rinko tas kaukoles, jisai pririnko kasinėjimuose 2 maišus ir atsigabeno, nešėsi sunkiai, atsigabeno prie Lietuvių mokslo draugijos ir nenorėdamas tempti ten į antrą aukštą, paėmė ir padėjo tos 2 maišus prie durų. O Vilniuje tų vagių buvo nemažai tais laikais. Išeina, kaukolių nebėra, maišų su kaukolėm nebėra. Persigasta, bet nieko, apsižiūri, taip ir pagalvojo, kad tiesiog pavogė. Vargšas žmogelis parsinešęs randa didžiulę dovaną 2 kaukolių maišus ir jisai, žodžiu, iš išgąsčio nežino, kaip jais atsikratyti. Ir jis sugalvojo tokį nelabai gerą dalyką, paėmė ir įmetė į miesto viešuosius tualetus, tas kaukolės. Ir kai valė, tai po Vilniuje spaudoje čia paplito gandai, kad atsirado žmogžudžių gauja, žmonėm kapoja galvas ir meta į tualetus ir taip toliau. Žodžiu, kartais antropologam irgi buvo visokių su tom kaukolėm, žodžiu, renkanties. Ir čia dabar galim toliau pasižiūrėti, yra dar viena toks pirmas Donkalnio kapas, jeigu jau pažiūrėsite tas datas, 3500, jau čia nuo mezolito eina į tos vėlyvesnius laikus, bet dar ne indoeuropietiški. Ir va čia kaip tik tai ta ochra tik lieka jau dėmėmis. Nebedaug jos lieka kapuose, o čia rado jau antropologai tiesiog
tyrinėdami medžiagą muziejuje, atsiprašau, fonduose, dar rado tos keletą smulkių kaulelių, kai paaiškėjo, kad yra tarpas arba dar visai negimęs šalia motinos, ar motinos iščiose, arba tik gimęs galėjo būti tas kūdikėlis. Ir jo irgi yra išlikę kaulai. Nu, o čia yra tas didysis alkų židinys, tas juodas, o raudonom spalvom yra tie kapai ir kaip tik prie karjero krašto yra kelios tos šermenų duobės. Ir dabar, užbaigdami šitą senųjų europiečių etapą, turim pasakyti, kad buvo rasta ne tik kapai tų senųjų europiečių, bet aišku ir gyvenvietės, kurios davė labai daug medžiagos, o kartu perinant prie jau to indoeuropietiškų laikotarpio ir senųjų baltų, mes vėlgi turim daugybę gyvenviečių. Turime ir kapus, tose pačiose kapinynuose buvo laidoti ir tie, bet skiriasi jų ir išmatavimai kaukolių, ir skiriasi įkapės. Žodžiu, viskas skiriasi. Dabar mes kaip tik tai baigiam apdoroti keramiką, tai paaiškėjo tose gyvenvietėse, kaip atsiranda mezolito, ten, sakykime, pabaigoje, kaip mes tradiciškai vardindavom, kaip atsiranda ta narviška keramika, kuri egzistuoja keletą tūkstančių metų, kai paskui pradeda skverbtis būtent rutulinė amforų ir vėliavelinės keramikos kultūra, kaip jos tos kultūros maišosi ir ne tik tai pagal puodų formas ir ornamentiką, bet va Eglė pagal technologijas dabar bando daryti labai įdomias išvadas irgi bet visą laiką mes prie Biržulio tą testinumą iki maždaug 1000 metų prieš Kristų turime. Deja, iš vėlesnio laikotarpio, nėra tos medžiagos. Antras dalykas, aš jau ir taip, žodžiu, nenorėjau tyrinėti jokių būdų, nes nesu to vėlesnio laikotarpio specialistas. Tai ta medžiaga vis tiek, jinai kalba ir apie tą kitą laikotarpį, tą indoeuropietišką laikotarpį, čia visiems irgi žinomi dalykai. Ir čia yra tokios dvi teorijos, kurios konkuravo. Toks yra Colin Renfrew, tarp kitko Gimbutienės mokinys, kuris šiaip jau labai prieštaravo savo mokytojai ir todėl sukūrė kitokią teoriją, kad daugiausiai vis dėlto judėjo, žodžiu, kalba, o nebūtinai paskui judėjo, kad gyventojai ir taip toliau, kad ir galim čia kalbėti būtų apie antropologinį tipą, bet jau buvo pradėta vis tiek analizuoti. Ir dabar tie tyrimai patvirtino, kad ir kur ta buvusi indoeuropiečių protėvinė, tai ta Gimbutienės schema yra iš tikrųjų šiuo metu labai reabilituota. Ir vėlgi ten tarp mokinio ir mokytojos Gimbutienės yra irgi ten tokių labai įdomių dalykų, kodėl dar tos teorijos labai taip skiriasi, nes tiesiog mokinys kartu kasinėjant nepristatė laiku ataskaitų, kai pareikalavo, įsižeidė, ir toks labai paprastas gyvenimas susiveda daug kas į tokius. Ir dabar, aišku, apie tas teorijas vėlgi Marijos Gimbutienės jūs parodžiau ką tik prieš tai schemą, kur jinai galvojo protėvinę, jinai paskelbė tas teorijas 56 metais pirmą kartą. Čia kažkaip mes vis apie tą kurganų kilmės tas teorijas, bet tos indoeuropietiškos jos teorijos buvo paskelbtos dar anksčiau ir tai buvo 56 metai Filadelfija, kur jį pirmą kartą publikavo. Ir paskui jinai tas teorijas, kurganų teorijos, Europos indoeuropėjimo teorijos ir taip toliau. Mes čia gyvendame, aišku, nieko nelabai ką galėjom, nes niekas kokioje Europoje nieko netyrinėjo, bet Rymantienė, tyrinėdama mūsų irgi tas senasias Narvos kultūros, virvelinės keramikos, pamarių kultūros, irgi pritaikė iš esmės tas Gimbutienės teorijas savo klasės ir kurso draugės ir jinai irgi tą atsekė, kad vyko tas maišymasis, jeigu žiūrėsim kultūriškai, Narvos kultūros su ateiviais virvelininkais ir rutulininkais, ką mes atsekam labai puikiai, kaip formuojasi ta pamarių, greičiausia ta seniausia baltų kultūra.
kad pavyzdžiui, rutulinių amforų, kai buvo mažesnis epizodas, mes čia dabar naujus tos tyrimus irgi pagal keramiką, o virvelinės keramikos be jokios abejonės ir laivinių kovos kirvių kultūros įtaka čia buvo žymiai ryškesnė. Na ir antropologinis tipas taip pat labai skyrėsi. Na ir čia va, laidojimo papročiai, pasižiūrėsim, mes matom, kad mirusieji laidojami suriesti. Čia va kaip tik yra kapas, toks schema iš Spigino, toliau yra tokių kapų rasta Plinkaigalį ir šiaip 12 Lietuvos vietų. Ir dabar pirmą buvo išskirtos tos haplogrupės tų senųjų europiečių, o dabar, praėjus kažkiek laiko, išskirta ir kaip atrodė tie senieji indoeuropietiški kapai. Ir dabar tie tyrinėjimai galbūt tų indoeuropietiškųjų, jeigu taip žiūrėsim su Mitnik ir kiek dalyvauja čia savo medžiagą pateikdami Latviai, Estai ir kiti, tai šitam laikotarpiu irgi atsirado didelis dėmesys, bet to ir tyrimai atpigo, kiek aš suprantu, ir nebe taip jau, bet tų teorijų iš tikrųjų labai daugėja. Tai va, tai čia yra tie patys seniausi kapai, kur jau mirusieji palaidoti visai kitom pagal papročius laidomo. Suriesti, be jokios raudonos ochros, kapuose nėra jokių žvėrių dantų, yra randama keramika, šiek tiek titnago dirbiniai, randami tie laiviniai kovos kirviai, keramika, taurės daugiausiai, čia yra 3 jau tūkstantmetis prieš Kristų. Na ir va čia kaip tik tais iš Daktariškės gyvenvietės, irgi prie to paties Biržulio pati didžiausia gyvenvietė, kur vien po dušukį 1500 indoeuropietiškų, tų vadinamos indoeuropietiškos virvelinės kultūros keramikos. Eglutės, įspaustos virvutės, pagal ką ta kultūra gavusi vardą. Nu ir dar, kaip vėlgi, jeigu žiūrėsim, sakau, tie tyrimai visą laiką tokie sudėtingėja. Tai va, pavyzdžiui, mes susirinkom tą ochrą. Latvija iš kapų nesusirinko kažkodėl tos ochros, o dabar Suomiai sukūrė metodą ir su mikroskopu tyrinėja tą ochrą. Tai jie išsivežė mūsų tos 3 kg surinktos ochros. Mes tiesą, kai rinkom, visai negalvojom, kad tyrimam. Mes galvojom, kaip reikės eksponuoti muziejų tos kapus ir reiks apibarstyti tą ochrą. Tai kad nefalsifikuoti, mes tikrą ochrą parsivežam. Ir mes ją susidėjom į maišelius, bet buvusi direktorė Kulnytė nutarė, kad čia ne taip gražiai atrodys su akmenukais, paėmė tokią biškį skaldelę, tokią plytų, ryškiai apibarstė ir ta ochra taip ir liko muziejaus fonduose. Ir tada Suomiai pradėjo ieškoti visur tos ochros ir išsivežė mūsų ochrą ir kelis metus daro tos tyrimus, nes 3 kg, kad peržiūrėt mikroskopu, yra ne juokas ir čia reikia daugybės metų. Bet nepaisant to, tai viską tą ir jie, pavyzdžiui, nori atstatyti dabar, koks buvo tas žynio kostiumas. Ant galvos mes matom išdėlioti dantis, bet gal kažką daugiau galima. Ir jie, kai pradėjo tyrinėti nuo krūtinės, pavyzdžiui, tokias paukščių plunksnas, mikroliekanas jie randa su mikroskopu. Reiškia, kad buvo matytas paukščių plunksnų kažkoks tai apdaras ar kažkas susijęs su laidojimu. Mes dabar paties apdaro negalim atkurti, tik pagal analogijas tarp tautų, bet kad tikrai buvo, tai yra tam tikri irgi įrodymai. Ir paskui tas aukojimų vietų raida, jeigu mes pasižiūrėsim, aš nėra čia kaip parodyti, aš tiesiog prieisiu ir atsiprašysiu, bet pabandysiu detaliau. Jeigu mes pasižiūrėsim toj vienoj vietoj, šiaurinis čia Biržulis yra, tai va čia yra tas Domkalnis, toliau eina visas kompleksas toks prie Domkalnio. Tai čia Domkalnių tada tas simbolinis židinys yra didelis, toks juodas. Toliau yra tie atminų duobės, šermenų duobės, yra tas žynio kapo simbolinis vėlgi židinys ir taip toliau, ir tie palaidojimai žynio ir taip toliau. Einant į vakarus, čia jeigu vakarų kryptimis žiūrėsime, yra jau vėlesnių laikų, yra dokumentuose ir tiesiog išlikę dar žmonių atminty, kol ten buvo dar vietinių gyventojų, tai yra alkalės, tokios pievos. Pievos, kuriuose matys galbūt, galim samprotauti, kokie nors aukojimų pelenai ar kažkas išbarstomi.
Ir prie Gaigalinės, tų gyvenviečių dar mes randam dabar Stabinės kaimelis, Stabinė. Bet šalia Stabinės 1668 metais bandžiau ieškoti Žemaičių vyskupų dvaro aprašymuose, dvarų inventoriuose, suradau, kad buvo Stabakulio laukas. Dabar Stabinė, o tada buvo Stabakulio laukas, kuriame 3 valstiečiai gavo žemę. Tai dar 17 amžiui taip ir vadinasi Stabakulio laukas, laukas, kuriame stovėjo Stabo akmuo. Ir ten einant vėlgi dar toliau yra link Janapolės, yra tas didysis Alkakalnis, paskui Širmės kalnas irgi ten labai įdomi vieta, Daktariškės, tas skridinys Gintaro ir taip toliau. Ir jeigu eisim dar toliau, tai va čia man pavyko, žodžiu, Kauno muziejui tie kultūrtechnikai buvo perdavę tokį didelį smeigtuką ir didelį žalvarinį kirvį. Nu, tokie patys didžiausi Lietuvoje išskirtinai gražus jie. Tai paaiškėjo, kad jie buvo, taip kaip kur Skandinavijoje ir kitur, jie buvo sumesti virvytę vienoje vietoje, vienas šalia kito. Taip, negalėjo ten, kad nusvedė, bet niekas papuošalų ar metalo brangaus niekas nemetė. Reiškia, čia buvo dar aukojimų vieta. Mes bandėm dabar paieškoti kažko galbūt, bet iš tikrųjų ta melioracija su traktoriais, su ekskavatoriais yra ten viską taip išmaišiusi, kad nieko nerasta, bet tų kultūrtechnikų planuose, skerspjūviuose viskas yra labai gražiai užfiksuota. Taip, kad viena ta vieta, ta Šiaurinio Biržulio, yra nepaprastai įdomi visom prasmėm. Ir archeologam, ir taip toliau. Na, ir lingvistam, kurie turėtų rimtai padirbėti, kad ten kas nors paaiškėtų. Bet tai va čia yra tas didysis židinys ir prie jo buvo tokie kolai, platformos, ant kurių greičiausiai prieš laidojant buvo mirusieji, ko gero, palaikomi kurį laiką. Na ir va čia ta tokia sakraliųjų Biržulio erdvių schema, apie ką aš jau ką tik kalbėjau, kas pačiam Donkalny, ankstyviausia vieta, kas Alkalės, kokie atstumai, Stabakulio laukas, Stabinės kaimas, Alkakalnis, tas Pigino ragas, Alkos kakta ir taip toliau. Na ir čia tie Spigino ir visi kiti kapai, jie, žodžiu, dabar yra Varnių muziejuje, Varnių regioninio parko eksponuojami, žodžiu, ir pristatoma pati seniausia praeitis tų vietų ekspozicijose, toliau Alkos muziejuje iki rekonstrukcijos, dabar po restauracijos pakeista ekspozicija, kai ko ir neliko, bet atsirado naujų dalykų. Ir čia nacionalinio muziejui, čia taip ilgokai gulėjo, čia sakiau, tą ochrą ne tą, kur parvežėm, bet tai truputėlį čia išduodam paslaptis, ką daro muziejininkai kartais. Ir čia tokia jaunų žmonių kompanija, moksleiviai Janapolės, su kuriais mes kasinėjome, labai gera komanda. Ir čia 82 metai, kaip matot, geras laiko tarpas. Na ir čia įvairios knygos, kurios jau yra susijusios su tų kapų tyrinėjimais. Konkrečiai ir, žodžiu, jų vis daugėja ir dabar jų yra daugiau parašyta arba ruošiama spaudai. Tai dabar, jeigu dar kartą pereitumėm, tai mes kalbėjome apie tos senuosius europiečius, senasias haplogrupės, senąjį fizinį arba fenotipą, kokios įkapės, kad daugiausia iš tikrųjų tai yra medžiotojų kapai, kad antropologija ką rodo, kad buvo žmonės gracilesni, mažesni, apvalagalviai ir taip toliau. Lingvistai dėja nieko negali pasakyti, dėl to, kad jie neužsima tais dalykais. Jeigu vien žvejybos įrankius, kurie, pavyzdžiui, manau, kad čia netaip daug žemaičių, jeigu pasakysiu, ką reiškia, pavyzdžiui, perstekė. Tai nedaug kas pasakys, o čia yra žeberklas. Ir taip toliau. Jeigu ten apie tą žvejybą pradedant gilintis, nuo šiuo metu apie tai rašau irgi, kadangi aš tais metais, 85-87, susirinkau tą visą medžiagą iš senųjų žvejų.
Tai su visais vietovardžiais. Tai tie visi duomenys, jie rodytų, kad galima šiek tiek atkapstyti ir ta ikindoeuropietiškoji kalba yra šiek tiek atkapstoma. Ir jau Europos moksle tai yra daroma, bet mūsiškiai akademikai nori būti labai rimti, kad čia nepasijoktų kas nors, kad nedaug dievė nepataikys ar dar kažką. Tai, o paleogenetika dabar, žodžiu, neša vis naujus ir naujus dalykus ir daugiausiai iš jos matyti tyrinėjimų, čia šiuo metu moksle yra daugiausiai duomenų, kažkaip archeologai, ką turėjo, atidavė greitai jam, žodžiu, tyrinėti, o jie vis naujas teorijas kelia arba patvirtina senasias ir taip toliau. O toliau tas antrasis etapas būtų su tais virvelininkais, su surestais kapais, su masyviais dolichokranais žmonėm ir taip toliau, su ta palaidojimai embriono pozoj, nėra ochros ir antropologija skiriasi, gyventojų ūgis yra 1,70 m, 1,80 m, pavyzdžiui, Spiginė ten 1,79 m, Plinkaigalį irgi gerokai skiriasi. Vyrai iki 10 cm ir moteris maždaug bent jau aukštesni, tai tikrai, o kūno masė yra žymiai irgi didesnė, svoris, aišku, tų gyventojų žymiai didesnis yra. Na, lingvistika, aišku, jau čia dabar visi žino ir tos kuršius ir kas įdomiausia, kad ten ties Drujos upė prie Biržulio eina dviejų tarmių, dūnininkų ir daunininkų riba. Ir kai vaikai sueidavo į perkasą, vieni dūnininkai, kiti daunininkai, tai tu dūna, tu pinstų toks ir taip toliau čia, žodžiu, labai įdomu. Ir ta riba jau nusistovėjusi parapijom, tarp Janapolės parapijos daunininkų ir Pavandenės parapijos dūnininkų. Ir aiškiai ten yra tas ir vietovės visos kuršai, kuršeliai, kuršienai ir taip toliau eina. Ir kuršų kapai ir tos ribos, jos iš tikrųjų yra labai senos. Ir galų gale jas apiformino, matyti jau tą parapijų istoriją, mokyklų istoriją, kur vaikai eidavo ir tos tarmės sutvirtėdavo. Tai daug maž, ką aš čia daugiau nieko ir turbūt ir nenorėjau pasakyti. Ir šiaip užteks, nes atrodo, kad labai ilgai užsišnekėjau. Tai dar jeigu kokių klausimų, čia yra daug specialistų, apie genetiką Vidmanto prašom klausti, apie archeologiją dar galima ir manęs pasiklausti, žodžiu, ir įvairiausi tyrinėjimai, jeigu apie keramiką yra Eglė, puikiai žino, kur irgi labai įdomus tyrimai ir gerokai papildo tą mūsų visą istoriją, žodžiu, visą podininkystės tradicijas pavyko jai atskleisti nuo 6 tūkstantmečio prieš Kristų iki maždaug 1000 metų, ar ne? Tokią panoramą su visom gamybos technologijų kaita, temperatūrų degimo kaita, su visko ir dabar, žodžiu, mokslas ir ten įnešė labai tokių įvairiausių įdomių dalykų. Tai tikrai tiek norėjau šį vakarą, gal atsiprašau, kad kartais chaotiškai viskas, bet... Ne iš tos visai srities, kodėl tiek mažai tų kapų per tuos beveik 8 tūkstančius metų. Nu, mažiau dėl to, kad jūs įsivaizduokit, jeigu jūs laidosit savo giminaičius ir iškasite netaip seniai palaidotus prieš 10 metų, paaiškės, kad ten jau beveik nieko nėra tuose kapuose. Tai yra, aš tai manau, kad yra stebuklas, kad mes dar tiek radom ir jie yra labai gerai palyginus, labai gerai išlikę. Na, išlikimas, mes padarėm ten tokią, kartais, jeigu taip žiūrėti, restauratorių požiūrių, tai nuodėmė, mes iš karto tuos kaulus impregnavom. Ko negalima daryti šiaip, nes daugybę duomenų tada praranda, bet yra kita pusė, kad tie visi kaulai išlieka ir juos iki šiol matuoja ir ką nori tik su jais daro ir degina, o be to jau laboratorijos, pavyzdžiui, išmoko Briuselio laboratorija ir netgi Vilniaus laboratorija tiesiog pašalina chemikalus ir tada vėl natūralus kaulas ir labai tiksliai iš tikrųjų datuoja. Tai, na, aš manau, kad pirmiausia, Lietuva žemdirbystės kraštas yra. Ir tose kalbose, kur galėjo būti kapai ar ką nors, nu, viskas yra nuarta. Nebūtinai buvo turbūt tik ežerų salose. O tai, kad buvo ežerų salose, tai ir padėjo jam išlikti. Tai va, yra tokia vienintelė
Vienintelė, netaip daug tokių vėlgi ežerų su salom ir reikėjo būti ir specialaus dirvožemio ir tai, kad niekada nebūtų arta. Va, įėjo truputėlį pakasė žvyrą ir pasirodo jau 6 kapai iš karto suardyti, o gerai, kad rankom, gerai, kad perlaidoja atskiras duobeles ir taip toliau. Aš manau, kad šitų kapų atradimas tiesiog buvo stebuklas ir man tai didžiausias gyvenime mano kaip archeologo atradimas. Nes, pavyzdžiui, Rimantė ne visam žiūs, tai svajojo ir nepavyko. Žodžiu, tiesiog toks, be to reikia jausti. Pradedi, toks atsiranda jausmas. Aš juokiuosi, eidavau ten, kasinėjau gyvenvietę šalia, eidavau, atsiguldavau ant to Donkalnio, ir aišku, ten galvoju, čia tikrai kažkoks yra kažkas. Ir paskui jau, kai buvom Donkalnį iškasę, pamačiau tas Spigino nuotraukas. Pirmiausia, pas vieną kraštotyrininką pamačiau nuotraukas ir tada sakau, kur čia yra, tai jis nuvedė, parodė. Ir nuėjom jau su vaikais, tą patirtį turėjom. Iš karto, kadangi labai siaura kalba, paėmėm, iš karto, sakau, imam velėną. Nuėmėm gražiai visą velėną, 4 kapai iš karto atsivėrė ir taip toliau. Tai čia toksai... nėra paprasta ir nėra daug tų kapų. Aišku, jų po truputį daugės, bet vėlgi tie žemės judinimo darbai arba, pavyzdžiui, vėl archeologai padaro, kad tas gyvenvietės, durpinės gyvenvietės, šventoji neliesim, liks ateities kartom. Jau su tobula metodika, pasižiūri dabar, praėjo ten keliasdešimt metų po Rimantienės kasinėjimų, melioracijos vanduo nukrito po melioracijos, ir visi daiktai mediniai iš viso praktiškai sunyko, viskas susitraukė. Aš dabar nuėjau čia į muziejų ir negalėjau patikėti po restauravimo. Tokį irklą, normalaus storio irklo galvą turėjau, pasidariau piešinį, nueinu, pasižiūriu, 3 mažesnis tas mano irklas jau pasidaręs po restauravimo. Taip kad, žodžiu, nelabai galima daug ką palikti ateities kartom. Tai aš manau, kad tų kapų atsiras dar kažkiek, bet nelabai bus daug. Taip. Dar mano toks atsilikusio nuo šiuolaikinių tyrimų žmogaus klausimas. Kažkaip aš visą laiką įsivaizdavau, kad tos šiaurės Suomijos tautelės, samiai lapiai, artimesni europinam. Bet pagal genetiką vėlgi man kilo klausimas, ar jie vis tik tai yra patų senųjų šiaurės europiečių palikuonis ir Suomijai ateina vėliau. Vėliau ateina. Europinai ten ateina vėliau. Tada panašiai, kaip pas mus ateina virvelininkai tuo pačiu laikotarpiu 3 tūkstantmetį, tai tie aiškiai ten yra nukeliavusių greičiausiai iš tų senųjų gyventojų ir turbūt vėlgi yra, pagaliau ir Suomijoje yra tų ir senų kapų, tik tai tie, kad Suomijoje labai įdomiai yra dirvos, išnyksta, lieka raudona ochra, lieka duobės, bet kaulų jie praktiškai neranda. Tai va čia vėlgi, ir jie nedaug irgi ką gali pasakyti, nebuvimas kaulų, tai va tokius menamus kapus tyrinėja, jie randa tos kapus, bet be kaulų. Tai šiaip aiškiai, kad jie su tais senaisiais europiečiais mūsų, o jau paskui tos kitos kultūros jos yra užneštos žymiai vėliau. Adomai, tu moteris mėgsti, tai tik apie moterišką kapų kalbėjai. Po to žynio yra, aš žinau, nustatyta. Jeigu neklystu kapų. Vyriškai. R. Yra R, bet aš mačiau dar vieną, kurį ten kapo, kad buvo su jį. Šito vyro kapo, tai ne R, dar ne R su jį, jo. Taip. Jo, prieš indoeuropiečių. Bet šiaip apskritai šiuo metu sumišimas yra tarp tų pačių ir genetikų ir filologų turbūt, nes Tenolienėje Ostros ir kitur randa R ankstyvų, visiškai prieš indoeuropiečių. Kad Europoje gyventa R1A grupės žmonių, dar prieš indoeuropiečius ateina prieš keletą. Bet ne masiškai, Vidmantai, ne masiškai. Ne masiškai, tada iš viso masiškai nieko tai nebuvo. Ne masiškai. Žodžiu, vis tiek daugiausiai tos senosios U4, U5 ir taip toliau, vis tiek Europoje. U ten viso šitos žodės yra moteriškos, Lietuvoje pakanka ir užtenka, nemažai yra. Bet Lietuvoje pagrindinė vyraujantį moteriškai yra apie 5% moterų yra H. Jo, vėlyva.
Bet kalbam apie vyrų, ten ir vienas lietuvių vyrų yra maždaug per pusę, aš sakau, kad lietuviai iš 3 dalių sudaryti iš esmės, nes R1A grupės yra apie 38%, N1C arba dabar A nauja nomenklatūra yra apie 42%, apie 12% yra I grupės, tos priešingai europietiškos, tai yra I1 ir I2 sudaro apie 12, tai tokia. Tai 2,5 grupės sudaro apskritai lietuvius vyrus. Tai yra taip mažai maišyta tauta, nes daugelis tautų turi labai įvairios kompozicijos, o čia ir sunku pasakyti. Mes kalbam filologinę prasme apie viską. Kad indoeuropiečiai, kad ne kas, nes jeigu mes laikom tuos, pavyzdžiui, kurdus indoeuropiečiais, bet tenai indoeuropietiškos grupės, tai ten yra iš vis mažai, nes serbus laikom irgi slavais, bet jie tik 13%. Bet čia jeigu genetika, bet jeigu žiūrės archeologiją, tai tos kultūros, gerokai skiriasi jau. Bet visos tautos yra praktiškai sudėtinės. Tik tai, jeigu ilgai verda, nėra labiau vaišytos tautos, turbūt žydos. Bet jinai, jeigu užsidarė ir labai ilgai verda tam pačiam katile, jie susiformuoja kaip tauta. Ir antropologinis tipas nusistovi, ir viskas, ir kultūra, ir viskas jau suvienyje. Bet jie yra didžiulis mišinys, tai čia, o mes esam labai mažai maišyti, bet turim labai daug problemų. Nes lietuviai įsityrę genetiką, tai ieško arba bajorystės, arba nori būti sarmatais, arba arijais. Bet jau daugumą šitas praeina, o visą kitą jų nedomina, tai jie pradžią pasidaro, kad jų nesikėlė. Čia yra problema. Suomiai tyrėsi, airiai tyrėsi masiškai, tai yra tautos, kur labai nori žinoti apie save kažką. Tai kiek dabar turi savo genetikos fonde ištirtų lietuvių? Vidmantas turi didžiausią rinkinį Lietuvoje. Na tai turbūt daugiau tokio projekto ir nėra. Aš vienintelį turiu, nes ačiū Adomui, kada man pasibaigė dokumentai ieškant savo giminėlės, tai aš nutariau ieškant genetikos. Kreipiausi Adomą, Adomas man nurodė, į ką kreiptis universitete. Padarėm tyrimus, bet kol aš laukiau tyrimų, radau tą kitą firmą pas amerikiečius, kur dabar visi tyrėsi ir va jau kiek dabar metų, 8 metais, tai jau 16 metų. Aš turiu vienintelį projektą Lietuvoje. Koks skaičius įsityrusių Lietuvoje? Dabar aš turiu 2000 apie 300 žmonių nedaug, be kelių, bet iš esmės paskutiniu metu prisijungė Mavoris. Dabar jungiasi labai iš plačios aplinkos žmonės, nežinau, ko jie čia ieško Lietuvoje, o lietuviai tam toliau, nes kažkaip su lietuviška pavardė, su bajoriška pavardė, su... Pats labai greitai ir daug nori, bet sunkiai ir tai manau, kad jau labai didelis rinkinys, jeigu netoli 3000, tai čia stebuklai. Yra Lituanija Pro prie FMD3 DNA firmos toks projektas, tai lentelė tenai, trečdalis žmonių, aišku, neužsideda paukščiuko ir nerodo savęs viešai, čia kažkodėl slepiamas. Aš visus guodžiu, kad jeigu ką nors nori ištirti, tai jums per furšetą paims plauką nuo pečių, o jeigu dar kas, tai pasiims su kibiriu nuo žemės kraujo ar ko nors, jeigu reikės padaryti jums tyrimą. Tai tą lengvai labai galima padaryti, nesunkiai gauti jūsų duomenis. Jeigu jūs slėpti nėra ką, bet dėl to, kad tauta žinotų, kas jinai yra, tai reikėtų visgi nesiderinti, kaip visam sakiau, palikti kaulų medžiagą ateities archeologam, nes irgi galbūt kad nors tirs ir bandys ištirti. Mados yra labai galingos ir jau čia atrodo nieko nepadarysi, nei seniau padarydavo, kaip jos plisdavo, nei nieko. Tai sekantį kartą Vidmantą galima pakviesti, jisai čia jums labai įdomių dalykų papasakos. Bet gal jau šiandien užtenka, ar ne? Jau vėlu darosi visai.